Lietuvos tautiniam atgimimui postūmį turėjo ir Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 50-ųjų metų jubiliejus 1983 metais. Buvo sukurtas filmas Skrydis per Atlantą, buvo vokai su skrydžio žemėlapiu išspausdinti, atvirukai ir tai kėlė lietuvių tautos savigarbą. Dar buvo futbolo ir krepšinio sirgaliai, respublikinėse rungtynėse jie skandavo tautinius šūkius. 1981 m. rugsėjo 12 d. Statybininkų kultūros rūmuose Vilniuje buvo įkurtas Statybininkų blaivystės klubas. Kadangi iniciatorius buvo statybos inžinierius Juozas Kančys, taigi aplink jį ir susibūrė ir gydytojai, ir inteligentai, ir visuomenininkai, ir paprasti žmonės. Vėliau šitas klubas tapo vyskupo Matiejaus Valančiaus blaivystės klubu. Buvo rengiamos vakaronės, deja valstybė nerėmė ir net kartais trukdė, išnuomotos salės būdavo atsakomos, taigi būdavo ieškoma išeičių, bet po truputį judėjimas stiprėjo ir augo. Paprastai į renginius buvo kviečiama žodžiu, telefonu ir paštu. Čia matome vokus ir pakvietimus į blaivystės renginius. Būdavo pakviečiami įžymūs žmonės, kurie tarsi sudarydavo tokią apsaugą nuo sovietų persekiojimo. Buvo taip pat kviečiami atlikėjai, aktoriai, kurie būdavo antra dalis, kuriuose jie pasisakydavo apie blaivystę ir šioks toks visuomeninis koncertas būdavo. Dažnai buvo kviečiamas Vytautas Babravičius, Simas, kuris su gitara mus linksmino savo gražiomis dainomis, taip pat kiti žymus žmonės. O pabaigoje būdavo vaišės, vakaronė. Ačiū visiems už dėmesį.